Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas ir podkastas 5 minutės. Druska ir šviesa. Druskos ir šviesos metaforas Jėzus pateikė apibendrindamas anksčiau išsakytus palaiminimo nurodymus arba įsakymus. Jomis užbaigiama pirmoji kalno pamokslo dalis, kurioje Jėzus kalba apie savo sekėjus. Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka ir belieka išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Ir niekas uždegęs žiburį neužvožia jo indų, bet stato žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Mato Evangelija, 5 skyrius. Kiekviena namų šeimininkė mums pasakytų, kad viena iš svarbiausių druskos savybių yra jos gebėjimas apsaugoti maistą nuo gedimo. Akivaizdu, kad krikščionys gyvendami pasaulyje, jeigu taip galima pasakyti, viduryje pačiame pasaulyje, savo gyvenimu ir moraliniu tyrumu ne tik pristabdo, bet dažnai ir sustabdo didėjantį pasaulio sugedimą, atgaivindami visuomenę ir pritraukdami naujų Kristaus sekėjų. Pažiūrėkite, brangus draugai, kaip Paulius rašė Titui apie teisiųjų poveikį žūstančiam pasauliui. Gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir mus moko, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. Laiškas Titui, 2 skyrius. Be to, brangus draugai, druska yra pagrindinis prieskonis suteikiantis maistui skonį. Turbūt sutiksite, pagrindinis. Jobas užduoda retorinį klausimą 6 skyriuje Jobo knygos, kada sako, ar galima valgyti beskonį dalyką be druskos. Žmogus nevalgo turbūt be druskos. Nors yra žmonių, kurie visiškai nenaudoja druskos. Be druskos net aukos nebuvo aukojamas ir mes randame kunigų knygoje 2 skyriuje. Visas duonos aukas pasūdysi druska. Tavo Dievo sandoros druskos neturi pritrūkti duonos aukose. Druską aukosi su kiekviena auka. Lygiai taip pat Evangelija, suteikusi tikinčiųjų egzistencijai aukštesnę prasme, savo skelbimu perduoda aplinkiniai visuomeniai tikrąjį gyvenimo skonį. Taip, tikri tikintys krikščionys tampa aktyviausia ir labiausiai motyvuota žmonijos dalimis. Tačiau Jėzus įspėjo, kad visa tai įmanoma, jei druska nepraranda savo galios, savo sūrumo. Jei patys krikščionys praras pagrindinę, tiksliau vienintelę savo egzistencijos prasme, jie negalės daryti įtakos pasauliui, kad ir kaip norėtų. Kad Dievo malonė per mus būtų išlieta pasauliui, pirmiausia patys turime būti pilni jos. Negalime dalytis tuo, ko neturime. Šviesa, apie kurią toliau kalba Jėzus, yra dar viena daugia pusė įtakos metafora. Šviesa džiugina akis, atskleidžia tai, kas paslėpta tamsoje ir tarsi švyturys rodo kelią. Jėzus apie tai pasakė, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Jono Evangelija 8 skyrius. Ir kai jis sako, kad tikintieji yra pasaulio šviesa, tai tik todėl, kad jie patys yra šviesoje ir pradeda pastebimai išsiskirti visuomenėje. Nesusitapatina visuomenė, neišnyksta, bet išsiskiria visuomenėje. Juk artistas scenoje aiškiai matomas ne todėl, kad skleidžia šviesą, bet todėl, kad jis yra šviesoje. Toliau Jėzus sako, kad ši šviesa yra tikinčiojo gerų darbų padarinys. Tad tegul jūsų šviesa šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Iš tikrųjų, brangus draugai, tai yra natūralus dėsnis. Žmonės labiau traukia gerumas, parodytais darbais, nei teoriškai pasakyti dalykai, kad ir kaip tai skambėtų. Ir pats Jėzus tarnavo žmonėms vadovaudamasis šio principu. Visas jo gyvenimas prabėgo tarnaujant kitiems. Taip jis skelbė, taip pat jis ir tarnavo. Juk dėl jo gerų darbų žmonės buvo taip jam palankus, kad šlovina Dievą ir tapo jo sekėjais. Ne tik žodžiai, bet visų pirma darbai yra stipriausias mūsų krikščionybės liudijimas.
Pranciškus Asižietis, gyvenęs 12 amžiaus pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje, kartą pasakė taip: visada ir visur skelbk Evangeliją, o jei reikia, pasitelk žodžius. Brangus draugai, jei tikime Jėzų ir vadiname save krikščionimis, mums tenka didžiausia atsakomybė darbais ir žodžiais atskleisti pasauliui mūsų viešpatį, nesumenkinant jo nuostabaus charakterio ir nesumenkinant Dievo karalystės Evangelijos. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.